Labadiena, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos laidą. Šiandien matysite. Posėdžiavo rajono taryba. Ignalinoje jau kurį laiką veikia žuvininkystės vietos veiklos grupė. Praėjusį savaitgalį rašytas nacionalinis diktantas. Pokalbis su menininku Jonu Grunda. Vasario 27 dieną įvyko pirmasis šiais metais rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtintas savivaldybės biudžetas bei priimti kiti svarbūs sprendimai. Taryba apsvarstė ir priėmė 33 sprendimus. Patys svarbiausi buvo biudžeto klausimai. Patvirtintos 2014 biudžeto programos numatyta konkreti lėšų suma kiekvienai programai vykdyti. Taip pat patvirtintos seniūnijų metų veiklos programos. Seniūnai pareigoti įvykdyti programuose numatytas priemonės ir užtikrinti taupų biudžeto lėšų panaudojimą. Priėmus sprendimą dėl savivaldybės biudžeto patvirtinimo, kalbinome finansų skyriaus vedėją Ireną Valaikaitę. Sakykit, koks šių metų biudžetas palyginus su praeitais metais? Šitų metų, tai yra 2014 metų biudžetas, yra panašus kaip ir praeitų metų biudžetas. Jis sudaro 50 milijonų 109 tūkstančius, iš kurių 1 milijoną 200 tūkstančių gausime pajamų surinkę iš įstaigų. Ir taip pat gausime 9 milijonus mokinio krepšelio lėšų valstybės deleguotų ir taip pat apie 6 milijonus kitų valstybės deleguotų lėšų. Šiais metais jau socialinę paramą savivaldybė skirstis pati ir kaip tai atsispindi biudžete, kiek tam yra skirta? Šitų metų biudžete yra papildomai skirta apie 6 milijonus lėšų socialiniams pašalpoms išmokėti. Tos pašalpos, tos lėšos sudarys padidinus 10% iš mokesčių pajamas, bei 4 milijonus pajamų gausime padidinus bendros dotacijos kompensaciją iš valstybės biudžeto. Ką galit pasakyti apie, sakykime, biudžeto išlaidas ir įsiskolinimus, kokia yra savivaldybės padėtis šiuo metu? Praeitus metus mes baigėme puikiai. Neturime įsiskolinimų, pradelstų įsiskolinimų. Šiais metais planuojame išmokėti visas planuojamas pagal įstatymus socialinės pašalpas nepasiturintiems asmenims, bei planuojame, kad dirbantis savivaldybės darbuotojai, seniūnijose, biudžetinės įstaigos, darbuotojams nereikės eiti nemokamų atostogų. Dar vienas svarbus visų metų savivaldybės darbus ir veiklas numatantis tarybos sprendimas 2014 veiklos plano patvirtinimas. Plane numatyta įvairių sričių priemonių už daugiau nei 72 milijonus litų. Daugiausia lėšų numatyta aplinkos ir kaimo vietovių bei žmogiškųjų išteklių plėtrai. Kad šių metų programų plane yra numatyta visa eilė priemonių iš Ignalinos programos lėšų, kur skirta tik tai mūsų savivaldybei, Zarasų ir Visagino tame tarpe regione. Ir čia yra numatytas energijos taupimo priemonės, aš jas pažymėjau tokią melsvos spalvą, gatvių apšvietimas 390 tūkstančių ir visa eilė priemonių pastatų šiluminių apšiltinimų, reiškia energetinių savybių gerinimui. Ir čia susidarytų taip, paskaičiavus, apie 8,5 milijono litų. Tai yra svarbus infrastruktūriniai projektai, kurie numatyti šiemet bus pradėti šiemet, galbūt ne visi pabaigti, bet tai yra, sakykime, tokie kieti investiciniai projektai, kurie bus šiemet daromi. Jau yra daromi ir bus tęsiami toliau. Taip pat yra numatyta didelė parama, kaip ir visuomet, žemės ūkiui. Tiesioginiam išmokom apie 25 milijonus. Tai sudėliojus matome, kad taip, ne tiksliai aritmetiškai, bet proporciškai žiūrint kietiem projektam nusimato 11,7 milijono, Ignalinos programa, kaip sakiau, 8 milijonai, dar lieka lyderio projektų, kurie pradėti ir nebaigti apie milijonas litų, socialinė parama 19, žemės ūkis 25. Ir iš viso jūs turite šitą lentelę, kad iš viso numatyta priemonių už 72 milijonus litų, Europos 10 milijonų,
savivaldybės, reiškia 9,7. Tai čia susidaro didelė suma, todėl kad socialiniai klausimai perkelti į savivaldybės biudžetą ir skolintų lėšų susidaro apie 1,7 milijono. Ignalinoje toliau bus renovuojami daugiabučiai, planuojama užbaigti Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centro patalpų, Šaltinėlio mokyklos pastato renovacija, taip pat bus vykdomas projektas bendro naudojimo teritorijų ir statinių Ignalinoje pagerinimas, vyks Palaukinio ežero valymo ir kiti darbai. Labai svarbus projektas viešosios įstaigos Ignalinos ligoninės reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugų skyriaus rekonstravimas, kuriam įgyvendinti iš valstybės investicijų programos skirta 500 000 litų. Šių ir kitų metų darbus komentavo meras Bronius Ropė. Turbūt jau negali nepamatytų darbų, kurie vyksta. Bet aišku, mums labai dabar svarbu, nes kiti metai matyt bus ne -5 milijonai, bet bus -50 milijonų. Tai kiti metai tikrai bus veikloje, ta prasme, rezultate bus labai nedideli, bet už tai jie turės būti labai turiningi darbuose, nes jau turim gavę kontrolinius skaičius Utenos regiono ir turim dabar labai daug šiais metais dirbti ir įrodyti, kokių projektų mums reiks mūsų kraštui ir kaip mes juos sugebėsim įgyvendinti ir kaip sugebėsim gauti naują rezultatą, kuris Europos skelbia, kad 14-20 tai yra skurdo mažinimo ir atskirties mažinimo metai laikotarpis. Tai būtent šitoje vietoje tikrai visus labai kviečiu galvoti, kad limitų turėsim pakankamai nemažai europinių pinigų. Manau, kad suma kažkur tai bus panaši, kaip ir buvo 7-13, bet programos projektai turės būti kitokie. Jie būtent bus nukreipti šitas visas veiklas. Tarybos posėdėje patvirtintos visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, pritarta savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų gyvendinimo 2013 metų ataskaitai, visuomenės sveikatos biurui leista stoti į savivaldybių visuomenės sveikatos biuro asociaciją ir dalyvauti jos veikloje. Nustatytos šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios uždarosioms akcinėms bendrovėms Didžiasalio komunalinės paslaugos ir Ignalinos šilumos tinklams. Jų pasikeitimai nežymus. Taip pat nustatytos uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos vanduo, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Pavyzdžiui, butuose gyvenantiems geriamo vandens kaina už kubinį metrą 4,37 litai su PVM, nuotekų tvarkymo kaina 6,59 litai su PVM. Naujos kainos įsigalios nuo 2014 metų balandžio 1 dienos 4 metams. Paskutinį kartą kaina buvo tvirtinta 7 metais. Per tą laiką tam tikros sąlygos pasikeitė. Šita kaina buvo paskaičiuota vadovaujantis metodika. Taip pat šitą kainą nagrinėjo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Jei pritarė, dabar belieka tik tai mums pritarti siūlomai kainai. Dabartinė metodika išskaičiuoja atskirai vandens ir nuotekų kainą daugiabučiuose namuose, individualiuose namuose ir įmonėm. Taip pat pagal šitą metodiką yra skaičiuojamas ir nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, kuri anksčiau šito nebūdavo. Taryba pritarė siūlymui Miko ir Kipro Petrauskų premiją skirti Ignalinos kultūros ir sporto centro tautinių šokių grupiai Gaja. Premija skirta už choreografijos puoselėjimą ir aktyvę koncertinę veiklą reprezentuojant Ignalinos kraštą. Šį sprendimo projektą pristatė savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Apie šitą kolektyvą tikriausiai labai daug pasakoti jums nereikia. Tie, kurie lankotės renginiuose, koncertuose dalyvaujat, sekat kultūrinį gyvenimą, šitą vardą labai gerai žinot, nes jis veikia ne tik mūsų rajone, ne tik Lietuvoje, jisai dalyvauja ir tarptautiniuose festivaliuose tikrai labai intensyviai. Miko ir Kipro Petrauskų premija bus įteikta iškilmingo kovo 11-osios minėjimo metu.
Tarybos posėdėje dar buvo patvirtintas Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniukų kaimų bendrasis planas, paskirstytos valstybės skirtos lėšos melioracijos objektų remonto darbams ir priežiūrai, patvirtinta privatizavimo fondo lėšų panaudojimo sąmata, priimti kiti sprendimai. Ignalinoje jau kurį laiką veikia žuvininkystės vietos veiklos grupė. Plačiau apie šios organizacijos veiklą kalbėjomės su jos pirmininku Edmundu Kilkumi. Kol kas Ignalinos rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė yra mažai žinoma, nors veikia jau porą metų. Jos steigėjai yra viešoji įmonė Mėlynieji ežerai, uždaroji akcinė bendrovė Birvetos tvenkiniai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Ignalinos skyrius ir Ignalinos rajono savivaldybė. Prieš 2 metus buvo parengta šios organizacijos strategija, kurios kūrimas buvo finansuojamas nacionalinės mokėjimo agentūros lėšomis. Šiuo metu strategija yra įgyvendinama. Esam gavę apie 0,8 milijono pinigų, tai yra apie 800. Ir skaitau, gana sėkmingai gyvendinam. Liko tik tai paskutinis šaukimas, 5. Tikiuosi mes pateikti jau kitą savaitę, tai yra tie, kas dar nesuskubo, gal nežinojo, dar turi šansų pakliūti į paskutinį šio traukinio vagoną, tai yra dar yra neišdalinta apie 150 000. Tik tai niuansas tiek, kad čia yra verslo projektams bus skirta ir būtent pirmai priemonė 1.1 infrastruktūros gerinimui. Tai kalbant apie strategiją, strategijoje pas mus yra numatytos 3 kryptis, tai yra 1.1 priemonė infrastruktūros sukūrimas ir gerinimas. Yra numatyta apie 200 000, mes ją jau esame įsisavinę, bet iš kitų priemonių lygiai pinigėlių, tai būtent papildomai skelbsim. Antra priemonė yra 2.1 būtent paslaugų plėtra, kas susijęs su žuvininkystė. Esam irgi jau ją pilnai gyvendinę. Ir trečia, gal tradiciškai, Ignalina ežerų kraštas, tai yra 2.2 priemonė, būtent tradicinės etnografinės žuvininkystės populiarinimas. Šios pinigėlius irgi esame įsisavinę. Džiugu, kad vieni iš projektų gyvenintojų esam, šiuo atveju gal ne aš, bet mano kuruojama organizacija, Turizmo informacijos centras. Tai yra tikslas mūsų įsigyta jau yra įranga ir numatyta būtent parengti žemėlapį, kuris būtų adaptuotas žvejams. Tai yra su Ignalinos rajono ežerais, nurodint gylį, privažiavimo aikštelės, kur galima apsistoti. Ir kitą projektą yra laimėjęs mūsų irgi besikūrintis, gal jau susikūręs, plėčiantis veiklą, būtent Ignalinos krašto muziejus. Ir pas juos yra numatyta būtent konkreti priemonė tradicinės etnografinės žvejybos populiarinimas. Tai jie numato tokią įsirengti pastovią ekspoziciją, gal su senoviniu to būdu, būtent stintelių gaudimu, to bobos susukimu. Iš viso Lietuvoje yra įregistruota tik 10 žuvininkystės vietos veiklos grupių. Šį skaičių lemia tai, kad žuvininkystės vietos veiklos grupės yra kuriamos tik tuose šalies regionuose, kur yra pakankamai vandens telkinių. Finansavimas šioms grupėms skiriamas pagal užimamą teritoriją, projektuose dalyvaujančių asmenų skaičių ir kitus kriterijus. Mes šiuo atveju gal esam ir, galima sakyti, kabutėse nuskriausti, bet tokios buvo žaidimo sąlygos pasiūlytos. Jeigu, palyginimui yra įkurtos Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto žuvininkystės veiklos grupės, jos gavo finansavimą iki 8 milijonų. Tai matot, atitinkamai pagal rodiklius, gal tai yra ir logiška. Turime savo kaimynus, Zarasų ir Visagino, jie apsijungia vietos veiklos grupės. Mūsų praktiškai strategijos irgi yra vienodos. Bet kaip yra, taip yra ir skaitau, kas yra duodama, reikia turėti norų ir tikrai reikia to pasinaudoti ir įsisavinti. Ir kitas iš tikslų, tai netgi mes savo projektą pasirengę būtent su rekreacinės žuvininkystės informacijos pateikinimo gerinimu. Tai yra irgi dalyvavimo parodose, tarptautinėse parodose mes jau tradiciškai dalyvaujam, bet šiuo atveju akcentą jau dedam būtent į rekreacinę žuvininkystę. Tai yra, kad žvejys atvažiavęs, užėjęs į mūsų, Turizmo informacijos centrą, jis gauta visą informaciją. Žemėlapį, kur galima žvejoti, kokios žuvys yra, kur galima apsistoti. Žodžiu, pateikti kompleksiškai visą pilną informaciją. Visos 10 žuvininkystės vietos veiklos grupių yra susibūrusios į asociaciją. Šis tinklas įgyvendino projektą, kurio metu žuvininkystės vietos veiklos grupių atstovai lankėsi Norvegijoje veikiančiuose žuvies perdirbimo fabrikuose, kur sėmėsi grupių veiklai naudingos patirties.
Pats projekto toks tikslas buvo, vykdant šitą ŽRV tinklo projektą, jis taip ir vadinasi, biologiškai vertingų žuvų produktų gamybos iš antrinių žaliavų technologijos sukūrimas, pasižiūrėti, kaip skandinavai sugeba perdirbti lašišinę žuvis praktiškai 100%. Tai yra nuo nulio įsisavinant vertingą medžiagą, būtent tą maistinį produktą ir atliekas, kurios yra panaudojamos tiek vitaminų gamybai, tiek papildams. Šiuo atveju mūsų tinklas yra kaip projekto vykdytojas, partneriai yra Kauno technologijos kolegija ir gana, sakyčiau, tokia solidi, stambi skandinavo, tai yra Norvegijos Sintef įmonė, kuri yra Skandinavijoje didžiausia įmonė nepriklausomų mokslinių tyrimų organizacija. Tai yra šios organizacijos arba mokslinio tyrimų instituto kaip tik tikslas ir yra sukurti pridėtinę vertę per praktiką, per žinias, per mokslinius tyrimus ir naujoves ir jas būtent sukurti tas technologijas, kurias galima būtų pritaikyti praktiškai žuvų pramonėje, žuvų apdirbime. Nes, kaip žinote, Norvegija gana nesenai atsigavo, kai mums pasako, tik tai kažkur tai nuo 800 metų ir pasiekė tokį lygį, kurį 1-2 vietą pasaulyje dalinasi pagal pragyvenimo lygį. Ir, sakykime, atrados tai yra nafta. Naftos išgavimas Šiaurės jūroje yra pramonės šalis numeris 1, o numeris 2 būtent ir yra dirbtinis lašišų auginimas, perdirbimas ir jų eksportas į užsienio šalis. Iš Norvegijos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo nariai grįžo, pasisėmė daug patirties ir visiems tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims siūlo susipažinti su jų strategija, teikti paraiškas ir gauti reikiamą programų finansavimą. Vasario 22 dieną visoje Lietuvoje ir užsienio bendruomenėse buvo rašomas nacionalinis diktantas. Ignaliniečiai taip pat prisidėjo prie šios gražios akcijos. Rašyti 7-ąjį nacionalinį diktantą Ignalinos rajono savivaldybėje susirinko 23 gyventojai, iš jų 7 mokiniai. Dar 41 mokinys diktantą rašė Česlovo Kudabos progimnazijoje. Konkurso dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis. Tikrai geras jausmas apima matant prie popieriaus lapų susėdusius, šventiškai nusiteikusius ir susikaupusius žmonės, kurie poilsio dieną suranda laiko gimtajai kalbai. Renginį savivaldybėje organizavusi kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė pasidžiaugė matanti jau gerai pažįstamus ir naujų dalyvių veidus. Diktantas buvo rašomas ant savaiminio kopijavimo popieriaus. Vienas jo egzempliorius liko rašančiam, kad vėliau būtų galima pasitikrinti. Kaip ir anksčiau, konkurse negalėjo dalyvauti lituanistai. Diktanto tekstą Skrydis parašė Giedra Radvilavičiūtė. Jį per Lietuvos radiją skaitė žinių vedėjas Marijus Žiedas. Vis dėlto neįsivaizduoju, kaip pavyzdžiui reikėtų išversti žemaitiškai nuo vaikystės pažįstamą sakinį. Ratas ant ašies braškėdamas sukosi sunkiai. Jau parašę diktantą, konkurso dalyviai dalyjosi savo įspūdžiais. Daugelio teigimu, šiais metais tekstas nebuvo sunkus. Kaip diktantas, redaktoriau? Ko gero, jeigu pridariau klaidų, tai pridariau kableliuose, tai čia tikrai. O žodžiuose nemanau, kad turėtų būti. Gal kokią vieną žiauplą. O tekstas pats patiko, gražus, vaizdingas? Antras įkai jau skaitė, tada gražus. Pirmą kartą, kai iškart visą perskaitė, tai iš viso nesupratau, apie ką jisai. Kaip sekėsi rašyti? Šiemet, sakyčiau, buvo lengvesnis diktantas. Bet per skubėjimą manau, kad dvitaškį vietoj brūkšnio padėjau, gal iš naujos eilutės kažkur kažką ne taip. Manau, kad tikrai klaidų buvo. O kodėl dalyvaujat? Azartas. Tik tai taip. Įdomu pasižiūrėti, kiek padarai klaidų visada. Nepatinka, kad jų per daug padarai, bet azartas. Kaip sekėsi rašyti ir ar ne per sunkus buvo diktantas? Jūs dažnai rašot, kiek žinau. Jeigu lyginčiau su kitais kartais, man atrodo, kad man buvo lengviausias. O tekstas patiko? Labai patiko, iš tikrųjų tiko tematika. Šiai dienai. Labai dažnai dalyvaujat. Kiekvieną kartą tikriausiai rašėt. Pirmajame nebuvau, rašiau namuose, kai buvo pirmasis apie tėviškę. Vadinasi, šiandien 6. kartą rašo. Taip. Kaip jaučiatės ir kaip sekėsi?
Neblogai, gerai jaučiuosi, niekas negyvenam be klaidų, čia nieko baisaus padaryti klaidą, iš klaidų mokomės, va, kai tiek metų rašau, tai ir skyrybą geriau išmokau, kaip sakyt, prisiminiau, nes gramatiką tikrai jau senai mokiausi ir mano darbė tai yra svarbu, reikalinga ir labai gerbiu lietuvių kalbą ir čia man tapo tradicija ir labai smagu. Anksčiau skųsdavosi žmonės, kad per greitai diktuoja, o šiandien kaip? Šiandien gerai, tikrai puikiai, pernai buvo per greitai, šiandien gerai, aš patenkinta. Kelintą kartą rašo diktantą? Pirmą kartą. Ir kodėl atėjo? Myliu lietuvių kalbą. Kaip sekėsi, ar ne per sunkus buvo? Na, nežinau, dėl kurių dalykų abejoju, tai tikslinsiuosi, pačiai labai įdomu, gan greitai diktuoja, nelieka laiko pamastyti, galbūt truputėlį atpratusi, aš teptuku daugiau dirbu, ne tušinuku, tai sakykime, kurioje vietoje man ten abejonių buvo, pamastymų nebuvo laiko, tai gal tas toks truputėlį, bet tai matyt visi greičiau rašo, aš jau čia tokia. Bet dalyvauti jausmas geras, ar ne? Geras, labai geras iš tikrųjų. Nacionalinio diktanto finalas bus rengiamas Vilniuje. Jo tiksli data kol kas neskelbiama. Finalo dalyvius atrinks lietuvių kalbos ekspertų komisija. Labadiena, Ignalinos rajono policijos komisariato informacija. Vasario 23 dieną gautas Vilniečio pranešimas, kad buvo įsibrauta į gyvenamąjį namą bei ūkinius pastatus Naujojo Daugeliškio kaime, iš kur pagrobti 2 elektros varikliai, mopedas, metalinis spaustuvas bei priekalas. Padaryta 1850 litų žala. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ta pačią dieną pareigūnai nustatė, kas įvykdė vagystę ir surado pavogtus daiktus. Įtarimai dėl vagystės pareikšti 24 ir 22 metų Naujojo Daugeliškio gyventojams. Vasario 25 dieną Didžiasalio seniūno Didžiasalio kaime prie parduotuvės Aibė nepažįstamas asmuo smogė peiliu į krūtinės sritį vyrui gimusiam 1992 metais. Nukentėjusysis dėl kiauriminės žaizdos krūtinėje paguldytas į Švenčionių rajono ligoninės chirurgijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vasario 26 dieną gautas Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro direktoriaus pranešimas, kad buvo apgadintas Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro sienos, padaryta 367 litų 85 centų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vasario 26 dieną Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate apsilankė svečiai iš Lietuvos policijos mokyklos, bendrųjų profesinių įgūdžių ir sporto skyriaus vyresnieji specialistai Vilius Motejaitis ir Andrius Januškevičius, Mykolo Riomerio universiteto viešojo saugumo fakulteto viešųjų ryšių ir estetinio lavinimo vadovas Kęstutis Darulis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato personalo skyriaus vyresnysis specialistas Sigitas Graužinis ir mobiliojo būrio vadas Andrius Inčirauskas. Svečių atvykimo tikslas buvo susitikti su Ignalinos rajono švietimo ir ugdymo įstaigų moksleiviais bei supažindinti ir pristatyti mokymesi alternatyvas, stojimo į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Riomerio universiteto viešo saugumo fakulteto sąlygas, reikalavimus, mokymosi ir davo privalumus, įsidarbinimo galimybės bei valstybės garantuojamas socialinės garantijas. Visi besidomintys šią profesiją kovo 5 dieną 13 val. Kviečiami atvykti į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Maironio gatvė 4 Utena, kuriame vyks atvirų durų diena. Kelių policija informuoja. Tamsiuoju paros metu eismo įvykiuose neretai nukenčia pėstieji eismo dalyviai. Pavasaris – pavojingas metas. Pasikeitusios eismo sąlygos, silpnai apšviestos kai kurios miesto gatvės iš visų eismo dalyvių ir iš vairuotojų ir iš pėsčiųjų reikalauja ypatingo atidumo. Rodos, visi suvokiame, kam reikalingi atšvaitai ir suprantame jų būtinumą, bet daugelis iš mūsų kažkodėl jų nesigime. Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai primena, kad atšvaitas yra būtinas dėl jūsų pačių saugumo. Kviečiame dirbti Ignalinos rajono policijos komisariate. Jeigu jums rūpi jūsų gyvenamosios aplinkos saugumas, norite prisidėti prie viešosios tvarkos užtikrinimo, saugoti ir ginti žmonių teisės ir laisvės, valstybės ir jos piliečių interesus, kviečiame dirbti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariate.
Nuo 2014 m. balandžio 28 dienos Klaipėdoje Lietuvos policijos mokykloje organizuojami 6 savaičių trukmės įvadinio mokymo kursai pagal pirminės grandies policijos pareigūno mokymo programą. Į kursus priimami asmenys, ne vyresni kaip 35 metų, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, pasitikrinę sveikatą centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje pagal sveikatos būklės reikalavimų sąvado 1 skiltį, esantys nepriekaištingos reputacijos ir turintys tokį bendrąjį fizinį pasirengimą, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje. Pretenduojančius tapti pirminės grandies policijos pareigūnais kviečiame iki kovo 14 dienos kreiptis į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Ignalinos rajono policijos komisariatą Vasario 16 gatvė 11, Ignalina 27 kabinetas. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8386 50445 arba 8386 50490. Elektroninis paštas anastasija.šimkuninė@policija.lt arba dainius.šidlauskas@policija.lt. Tiek informacijos šį kartą, likite sveiki. Prieš kelias savaitės ignaliniečiui Jonui Grundai Kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo vardą. Ta proga lankėmės menininko įkurtoje galerijoje ir kalbinome jį apie kūrybą, įkvėpimą ir menininko gyvenimą. Mūsų krašte Joną Grundą bent jau iš jo darbų žino kiekvienas. Įvažiuojant į Ignaliną nuo Vidiškių ir Palūšės miesto ribą ženklina jo kūriniai. Laisvės aikštėje esantis fontanas taip pat Jono Grundos darbas. Daugelis menininko kūrinių išsibarstę po visus Lietuvos miestus, po Baltarusiją, yra privačiose kolekcijose, tad nenuostabu, jog šių metų sausio 28 dieną kultūros ministro Šarūno Biručio įsakymu buvo patvirtintas Vilniaus krašto tautodalininkų meno kūrėjų bendrijos sprendimas suteikti Jonui Grundai meno kūrėjo vardą. Pats menininkas sako pradėjęs su medžiu draugauti labai anksti, gal dar 1 klasėje. Jonas atsimena, kaip atsisėdęs prie pečiaus pasiėmęs malką drožinėdavo įvairias figūrėlės. Man atrodo, kai pradedi bendrauti su širdim, kad jeigu taip kalbėti paprastai, yra toks momentas, kai tu jos pradedi klausyti ir nenori savo meluoti ir kitam meluoti. O tie dalykai, aišku, tai yra rizikingas dalykas, nes gali paskaityti, kad jausmai, ką čia tu vadovaujasi jausmais, bet iš esmės vis tiek daugiausia kalba. Ta prigimtis, kuri yra, tai jinai kalba per širdį. Tai va, ir aš patikėjau, kad tai yra tiesa. Patikėjęs širdimi, Jonas jau daugybę metų kuria iš medžio, akmens, tapo, o paklaustas, kuri iš šių šakų jam artimiausia, paprastai atsakyti negali. Man labiausiai patinka tai, kas liečia formą. Forma gali būti net ir iš sviesto. Ir iš medžio gali būti, iš metalo, iš akmens, iš betono. Man daugiau formos kalba yra svarbiausia. O medžiaga, jeigu jinai pateisina turinį, tai yra fantastika. Nėra tai, kad, pavyzdžiui, aišku, šoki prie medžio, medis atsibosta, šoki prie akmens, akmuo kažkaip tai jau kaip ir atneša nuobodulį. Žodžiu, iš esmės tai yra forma. Formos. Aišku, piešimas labai taip turi tokį viliojantį dalyką, tai visada ta linija, tonai tie, tai labai praturtina, nes jeigu tu nemoki piešti, tai ką tu nulipdysi iš esmės. Emocijos tik tai. Jonas kuria gal 15, o gal jau ir 20 metų. Per tą laiką turėtų būti prisikaupusi didžiulė darbų krūva, tačiau taip nėra. Pasak Jono, menas yra jo profesija, iš to jis gyvena, tad daugelis darbų yra parduodama ir jų neprisikaupia. Daugiausia Jonas kuria tai, kas jam tuo metu yra artima ir gražu, tačiau pasitaiko ir užsakomųjų darbų. Tačiau Jonas juokauja, dažniausiai aš vis tiek perkalbu užsakovą ir darau savaip. Nėra dar tai buvę, gal buvo porą užsakymų, kai tokių radnešė, sakau, Jonai, tik tai taip. Ten toks buvo paminklas, kuriam neturėjau teisės nusižengti jų prašymams. O taip tai dažniausiai yra kaip ir mintis ir prašiausiai čia pradėjau kontroliuoti.
Nors didžioji Jono Grundos darbų dalis yra privačiose rankose, menininkas vis tik turi jų sukaupęs ir parodoms. Štai kovo 6-ąją personalinė Jono Grundos paroda bus atidaryta Klaipėdoje. Pasak Jono, parodų jo gyvenime buvo nemažai, bet šita viena rimčiausių. Nes taip, tai vis tokios personalinės, tai paprastos, tai piešimas, tai šiek tiek tai skulptūrėlių, tai tokiam kambelį, tai tokiam, o dabar pabandysiu nuvežti ir savo tokius darbus. Jau senesnius, tokia kaip istorija, tegul būna, pristatyta mano kūrybos. O istorija tikrai netrumpa. Per savo kūrybos metus Jonas nekartą yra pagalvojęs, gal reikia mesti tą menininko gyvenimą, užsiimti kuo nors kitu, tačiau vis tiek grįždavo prie medžio, prie akmens ir tapybos. Visada yra pagunda, nes, supranti, toks yra reikalas, kad jinai, pavyzdžiui, taip kūryba, kad jinai, tu patinki žmogui kažkokią tai savo idėją. Vienas dalykas, tu savo pradedi nepatikti. Tada užduoti klausimą, ką iš čia darai. Nes viskas, ir visada yra pagunda atsitraukti ir, pagunda papykti stipriai. Ant savęs, kad žmonės yra, atrodo, normalūs, uždirba pinigų, sėdi namuose, visur atrodo suspėja, o tu šito bagažu ir per atostogas, ir visur, su ta galvelė, supranti, keliauni, supranti. Bet tai yra kažkokia tai prasme, didelis kaifas, jeigu taip kalbėt paprastai. Tas užimtumas, gerai prasme, tai yra, labai geras dalykas, bet kai ateina tokia praktinė pusė, kurią reikia kartais realizuoti, o čia tada vyksta kovos, ar tą dalyką rodyti, ar nerodyti, ar išmest, ar ta prasme, čia yra toks, diskomfortas jau tikrai vyksta. Eina laikas ir tu jauti, kad dažniausiai tai būna, aišku, žiemą ir vis laik egzaminas, užsakymų ne. 1 mėnesis, 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, 4 mėnesiai, jau pradėjau užduoti klausimus. Kodėl? Kodėl ir aš savo uždaviau klausimą taip labai drąsiai. Taip įsidrasinau, nes visada, taip, vis laik save, taip, nuo savęs nori pabėgti. Sakau, Dieve, nes aš esu tikintys ir tikiu, kad tai, ką aš, pavyzdžiui, mąstau, kalbu, kad Dievas mane girdi. Kitu atveju aš jo neminėčiau, nes kam yra bereikalingas reikalas. Yra santykiai su juo ir aš jam sakau, yra reikalas toks, kad gal man pakeis profesiją aplamai, nes matau, kad, šie dalykai nesilipdo, nors jau atrodo dirbu, čia ne 15, čia ne 20 metų ir vis taip užeina tas, atrodo, tas toks štylius. Ir sakau, Dieve, parodyk man, ko aš dar galėčiau užsiimti. Taip labai paprastai. Vairuotojas, pagalvojau, iš manęs tikrai prastas, nes nemėgstu technikos. Iš vis mašinų nemėgstu remontuoti. Ir pati neįdomiausia vieta, tai kai atsidarai tą bagažinę, supranti. Ne bagažinę, bet ten, kur kapotas. Apie vairuotojus jau nėra kalbant. Stalius irgi kažkaip tai toks, nežinau, ten ar suspėčiau, ar galėčiau vykdyti planus, ar su kolektyvu galėčiau ar sugyventi, vis tiek kažkaip tai vienu metu čia ir taip dirbi, kartais kompromisus darai, jau tik, kad tu nesi savo vietai. Bet vis tiek, duodi, atrodo, širdį, ką aš dar galėčiau daryti. Aišku, gal ten kažkokiam tai užsienį, tai aišku, sutiktum gal kažkur tai pavalyti, ten trumpai, ten nusilipti šiokią tokią kapeiką ir, aišku, ten laukti to laiką, kurį vėl, galėtume realizuoti savo kūrybą. Ir taip meldžiausi, taip nuoširdžiai sakau, Dieve, parodyk, supranti. Vienas ant vieno. Ir kas įdomiausia, suskambėjo skambutys telefonas. Pakėliau, Jonai, sako, reikalinga toks darbas, tai yra šventės, mes norėtum iš tavęs tokio kūrinio, skulptūros, taip jau laiko paprastai. Kažkaip tai keistai. Ir po kažkiek tai laiko, ten porą žingsnių padarius, ten miške buvau, kitas skambutys irgi reikalinga skulptūra. Tai kokių dar ženklų reikia. Dabar, kuomet Jonui suteiktas meno kūrėjo vardas, kuris beje jo nešiotojui suteikia nemažai įvairių privilegijų ir aišku reikalavimų, menininkas tikisi būti labiau reikalingas visuomeniai. Vis tiek yra vardas, yra tam tikras pripažinimas. Grinai toks tiek visuomeniai naudingas, tiek naudingas žmogus, daugiau, nes galbūt daugiau būsiu reikalingas
ir mes galėsime daugiau reikalų tvarkyti šitoj srity. Nes šiaip savo vardas dėl vardo, kaip sako, menas dėl meno, tai man atrodo tikrai jau laikas atėjo, kad jau mes jau visi suvokiam, ką reiškia štai. Tai tokie tušti dalykai. Pasak Jono, didžiausias įkvėpimas jam Dievas. Nuo jo nepasislėpsi pats, nepaslėpsi darbo trūkumų, tad ir stengiasi menininkas, kad jo darbai pirmiausia patiktų kūrėjui, o tada patiks ir visiems. Štai ir prabėgo žiemos mėnesiai, o tikrų žiemiškų orų beveik ir nematėme. Žiemą primenantys orai mūsų krašte išsilaikė vos porą savaičių. Tik sausio pabaigoje Dūkšto meteorologijos stotyje esantys termometrai vos kelias naktis užfiksavo 20 laipsnių šaltį, o ir sniego beveik neteko pasidžiaugti. Sniego danga net nepasiekė 10 cm. Štai vasario 13 dieną Ignalinos laukus dengė vos 7 cm sniego apklotos. Tačiau primenu, kad ir temperatūra, ir sniego kiekis rajone skyrėsi. Taigi už lango jau kovas, pirmasis pavasario mėnuo. Senovėje net metai buvo pradedami skaičiuoti nuo pavasario. Kovo 1-ąją, naujuosius metus iki 153 metų prieš Kristų, sutikdavo senovės romėnai. Tai ir dabar atsispindi daugelio tautų mėnesių pavadinimuose, perimtuose iš romėnų. Iš senovės Romos atkeliavo mėnesio pavadinimas, siejamas su karo dievo Marso vardu. Airiai kovą vadina vėjų, škotai varnų, valai atgimimo mėnesiu. Lietuvoje šis mėnuo taip pat vadintas karveliniu, balandiniu, bet labiausiai prigijo ne paties gražiausio paukščio kovo vardas. Tai šie paukščiai savo įkyrių kranksėjimu primena, kad atėjo pavasaris, bent jau kalendorinis. O pavasaris Lietuvoje iš pietvakarių į šiaurės rytų žengia maždaug 15 km per parą greičiu. Jau prieš kelias dienas pietvakarių Lietuvoje kai kur oras buvo sušilęs iki 9-10 laipsnių. Tad nenuostabu, jog esant tokiai temperatūrai jau kažkas išgirdo ir vieversio čirenimą, bei matė sugrįžusius varnėnus ir gerves. Bet neskubėkime, kovas yra kovas. Ir šaltis, ir pūgos gali atkeliauti bet kada. Nes kovo mėnesio vidutinė daugiametė temperatūra mūsų krašte dar yra neigiama ir tik mėnesio pabaigoje paros vidutinė temperatūra artima nuliui, o paskutinėmis dienomis pasiekia teigiamas reikšmes. Pavasario pradžioje vis ilgiau šviečia saulė. Kovo viduryje šiauriniuose rajonuose jos spinduliai krinta 30, o pietinėme pakraštyje 34 laipsnių kampu. Spinduliai smarkiau sklaido sluoksninis debesis. Tad šį mėnesį saulėtų valandų būna dvigubai daugiau negu vasarį. Pavasarį, kai bariniai procesai pradeda persitvarkyti į šiltojo laikotarpio cirkuliaciją, kaip nekeista, po truputį mažėja pietinių krypčių vėjų ir ima didėti šiaurinių krypčių vėjų kartojimasis. Kovo mėnesį dar gana dažni rytų, pietryčių vėjai. Ir pabaigoje keli temperatūrų rekordai. Šalčiausia diena Ignalinos krašte buvo 1987 metų kovo 3, net 27 laipsniai šalčio. Šilčiausia 1990 metais 19 dieną 19 laipsnių šilumos. Orų prognozės irgi nuteikia optimistiškai, nes artimiausių laikų, bent jau iki mėnesio vidurio, numatomi šiltesni neįprasta šiam metų laikui orai. Prieš keletą dienų Vokietijos meteorologai paskelbė gan įdomią orų prognozę. Jie mano, kad šie metai bus patys šilčiausi per visą meteorologinių stebėjimų laikotarpį. Tai yra per daugiau nei 200 metų. Taip pat prognozuojama, kad artėjanti vasara Europoje bus labai karšta. Šiandien kovo 2. O kokie orai šiandien, tokie bus ir vasara. O kokie bus rytoj, tokie mūsų laukia rudenį, sakydavo senoliai. Prieš atsisveikinant keli skelbimai. Kovo 4 dieną 17:30 Ignalinos kultūros ir sporto centras kviečia visus kartu smagiai vyti žiemą iš kiemo užgavėnių šventėje. Joje girdėsite mūsų krašto muzikantus, galėsite dalyvauti rungtynėse ir žaidimuose, pasivėžinti arkliukų traukiamuose vežimuose, stebėti kanapinio ir lašininio kovą, pasišildyti prie kaitraus užgavėnių laužo, kuriame žiemos simbolis gavėnas pavirs dūmais. Šventė vyks Ignalinos kultūros ir sporto centro kiemelyje.
Kovo 7 dieną 16:30 Ignalinos kultūros ir sporto centre vyks koncertas skirtas Tarptautiniai moters dienai, apie ką svajoja moterys. Romantišką vakarą dovanoja moteris, muzika ir eiles mylintys vyrai. Tiek norėjome papasakoti šį kartą. Iki pasimatymo po savaitės. Sudie.